Šiandieną su jumis sveikinuosi aš Simas ir mes žaidžiame Minecraftą. Tai va, truputis naujienų jums, taigi pirmiausia atsiprašau, kad buvau toks neaktyvus savo kanale, neturėjau tam laiko ir šiaip kažkaip galvojau, kad bus beprasmiška visą tai man daryti, bet po to supratau, kad tikrai yra tai fun. Tai va, kitas dalykas yra, kad senų epizodų su Marinozu nebetęsim, nes ten tas pirmas blynas buvo tikrai prisvilęs ir tiesiog tos serijos buvo neįdomios. Tai va, ir šias serijas aš žaidžiu singleplayeryje, tai va, šiek tiek padariau už kadro, nes man tiesiog pačiam neįdomu žiūrėti, kaip kiti pradeda ten nuo to pačio, kaip jie kūrėsi ir panašiai. Tai va, aš šiek tiek pasidariau už kadro ir tikiuosi jums tai patiks. Tai va. Ir kągi mes šiandien darome, tai kaip matote, mes turime šiokią tokią tipo grūdų fermą, bet man tai labai nepatinka, todėl šiandien statysim grūdų fermą. Va. Aš prisirinkau savo tam reikalingų resursų, pasiruošiau ir šiek tiek padarysim greičiau. Tai va, šiaip sėklas galim surinkti, nes čia jau nieko nebeprireiks. Ir šiaip statysim panašiai iš šio namuko stiliaus. Nežinau, aš tikrai nestatau gražiai. Tiesiog statau, kaip man gaunasi ir tiek. Va, oi, plam. Ok. Nestatysiu didelės grūdų fermos, nes pradžiai jos tikrai užteks. Vėliau, aišku, tobulinsim viską ir vienas iš pliusų yra tai bent jau man, kad aš darysiu daug šitų, būtent šitų Minecrafto serijų singleplayeryje ir tikrai nebeapleisiu kanalą. Tiesiog pats supratau, kad jeigu jau pradėjau, tai reikia ir tęsti. Tai va, dabar gerai, skranendres dar pasirinkam. Param. Net nežinau, kodėl jas auginu, ta prasme, man jų dar tikrai neprireiks. Dabar išsikepsiu ironą. Turiu lygiai 3, tai užteks bucketui. Nes prieš tai neturėjau irono, o be irono nebuvo ir bucketo, todėl ir buvo tokia šiti grūdų fermytė mini. Va. What the fuck, kas čia su ta lova? 2 viename. Come on, faster. Jau, biški nervina tie, kadangi singleplayeris, tai kad tie visi achievementai ir panašiai. Bet tiesiog, manau, tai nereikia kreipdėmėsi. Gerai. Dabar turime lygtais visko, ko reikia, sėklos. Vytus galima pasidėti. Štai irgi saplingai. Čia užteks. Ok. Keliaujame į darbą. Bet vis tiek jūs žiūrovai žiūrit daug visokių gamerių. Nu, aišku, gal dabar Lietuvoje labai populiaru tarp gamerių Minecraftas. Tai va, tai būtų malonu iš jūsų pusės, kad jūs, aišku, man padėtumėt, ta prasme, patartumėt, kaip kas, kokios problemos, kokios bėdos. Tai va, ir aš stengsiuosi jas ištaisyti ir manau, su kiekvienu epizodu aš tobulėsiu ir galėsiu jums parodyti daug daugiau negu dabar. Tai va. Jep. Turbūt pirmiausia
Ar nepamenu, ar dar vis eina čia Unlimited pasidaryt vandenį. Ir kur aš pyliu? Į tą kampą. Fail. The fuck. Arba nebeina padaryt. O. Vis dėlto čia mano failas buvo. Jep. Ok. O, jam. Naktis. Tai prieš darbą dar pailsėsim, pamėgosim. Tai va, o šiaip, jeigu kalbant į ateitį, tai sekantis darbas bus tiltelis, nes dabar nardyt po vandenį tai kažkaip awkward. Bus vis tiek daug gražesnis vaizdas, kai bus galima normaliai pereiti, taip galima įsireikšti. Taigi gerai, kur čia statom? Statom čia. Gerai, taip. Tada 2, čia tas. Tada dedam, jeigu panašiai statyti kaip ten statėm, tada šitaip. Šitaip. Čia tada bus durys. Tada vėl taip, taip, taip. Ok. Ir darysim šiek tiek daugiau į ilgį. Tada darom šitaip. 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 Tada darom ok. Nepasiėmiau stiklo, oh god damn. Na, apsieisim dabar be stiklo, whatever. Gerai, tada jeigu dedam, tada šitaip. Stonas. Taip. Gerai, tada. Jep, jaučiu, reikės tada biškį giliau daryti, jeigu čia taip, tarkim, įėjimas, arba toj pusėj, whatever. Tai tada padarysim, su pikapsu kalbu. Ok, šitaip. Ir šitaip. Gerai. Iš esmės, nors dar pastato nėra, bet galiu pasėti. Šiaip žiauriai geras atnaujinimas buvo, aišku, jau senas, bet man žiauriai patiko, kad nebeišsimindo sėklos. Tai žiauriai šį padeda. Nežinau, turėtų vandens užtekti. Tai va, o kalbant apie epizodų ilgį, tai aš dabar pirmas šis epizodas tai bus tiek ilgesnis, nes tiek turėjau ką daugiau pasakyti, papasakot, pasiteisinti dėl savo klaidų. Tai va, o šiaip tai, manau, epizodus darysiu po 10-15 minučių, aišku, arba jeigu kartosi situaciją, va kaip dabar, tai iki 20 minučių, tai va. Stengsiuos neviršyti šio limito. Ir tada viskas bus perfekto. Gerai, tada darom šitaip. Taip. Jep. Tada darom šitaip. Ir tada vėl šitaip. Čia dedam. Čia taip. Tada čia šitaip. Čia lygiai tas pats. Čia lygiai tas pats. Čia lygiai tas pats. Ok. Gerai, dar galiu prisipažinti, kad parkūreris aš nekoks.
Dar viena klaida. Čia ne apie tai. Okay. Much better. Šitaip. Šitą neturėjo būti. Stengsiuos greičiau pastatyti. Didžiausias trukdis filmuojant tai yra tėvai. Tai va. Nemanau, kad įdomu, kaip tėvai. What the f... Rimtai? Oh, Jesus. Jo, tai teks biškį praskipint, kol iškeps. Taigi grįžome ir mums iškepė, nu dar vis kepa, bet jau iškepė pakankamai stauno, kad galėtumėm dabaigti. Tai va, greitai dabaigiam, kad galėtumėm matyti rezultatą. Jep. Nors čia jo labai nedaug reikėjo. Ai, jo. Išties. Ja, dabar galėjau šiaip ir nepraskipint, bet viskas. Tai dabar padarysiu šitaip. Šitaip. Turiu eksą. Jo, turiu eksą. Paimsim vėliau. Ir dabar dabaigiam. Uždengiam stogą, apšviečiam. Bitch, please. Gerai. Tada. Oh my god. Kad mobų neplėstų. Įdėsim dar duris. Blemba, jeigu dar šitų neužteks, tai... Ne, nu tai aišku, taip ir bus. Kažkur padėjau... Yeah. Yes. Yes. Laimingas vaikas aš. Tai vis dėlto, kaip sakiau, kad prisirinkau reikalingų resursų, tai to nepadariau. Tiksliau, jų prisirinkau, bet nepakankamai. Beliko įdėti duris. Kas čia? Gerai. Ai, aš čia iššokau. Nu, tai kad būtų greičiau, tada čia susikraftinu crafting table. Įsistatome duris. Ai, taigi taip, dabar jau gal. Ok. Dabar turim dar 5 torčius. Apsišviečiam. Ir turim grūdų fermą. So, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Simas. Jei patiko mano naujas startas, spauskite patinka. Jeigu nepatiko, tai taip rašykite į komentarus, kas nepatiko, ne bereikšmiškai dislaikinkit ir panašiai. Tai va, su jumis buvo Simas. Ačiū už jūsų dėmesį. See you soon.